Sveiki, brangus mūsų naktinėtojai. Sveiki, su jumis kaip visada laida N uoga. Ir aš noriu pasakyti, kad visos moterys nori būti gražios, tačiau ne visos yra patenkintos savo kūnu. Na, žinai, bet ir dauguma vyrų nori būti seksualūs, bet ne visiems tai pavyksta. Tačiau yra būdų atrodyti seksualiai, patraukliai ir gražiai. Ir visa tai turi stebuklingą galią. Tai yra apatinių galią. Tyrimi tu sakyk, ar tau iš viso svarbu yra, kuo apsirėdęs esi pats ir tavo antra pusė? Tai aišku svarbu. Tu įsivaizduok, dabar nurenginėjai moterį ir ten šnai pasitinka tave tokie neskoningi apatiniai. Tai gali dingti visas noras ir aistra. Baik, nejuokauk šitaip gerai. Na, man irgi svarbu vyriški apatiniai. Žinai, brangioji, aš pasakysiu tau, kad renkantis apatinius yra svarbus du dalykai. Pirmas, aišku, kaip jie atrodo, o antras, kaip su jais jautiesi. Na taip, tas tai tiesa, kad apatiniai gali būti įvairūs, jie gali būti ryškių spalvų, aistringi, atviri, seksualūs, bet svarbiausia, kad moteris puikiai su jais jaustųsi. Taip. O man dabar įdomu, ką žmonės sutikti gatvėje mano apie apatinius. Ir kokie jiems patinka, galbūt jie tai pasakys, aš net nežinau. Pasižiūrim? Pasižiūrim iš tikrųjų. Šį vakarą vaikščiam po naktinį Vilnių ir klausime žmonių, kaip ir beveik visuomet, kokie apatiniai jiems yra svarbu, ar tai apskritai svarbu, ar jiems yra svarbi kaina bei firminis ženklas. Klausim. Šį vakarą iš tikrųjų žmonių klausime, ar apatiniai jiems yra svarbu, vat, pavyzdžiui, antros pusės apatiniai. Na, ne pagrindinis dalykas, bet turi reikšmės. Aš pasakyti, aišku, svarbu dėl savęs, svarbu. Galiai tai svarbu. Tai žinoma, kuo geriau išvysti, kuo gražesnius. O sakykite spalva, pavyzdžiui, tarkim, na nežinau, jums asmeniškai, ryškus, tamsūs, šviesus. Ne, spalva tai turbūt neturi. Svarbu tiesiog, kad atrodytų. Kažkaip tai labai netkreipiu tai dėmesio. Svarbu, kad tik tu prie drabužių. Man tai tikrai svarbiausia. Spalva nėra tokio ypatingo reikalo, kad būtų spalva būtent tokia ir tokia. Man, pavyzdžiui, žydriai patinka. Ir ar, tarkim, pasirinkdamas apatinius, jūs žiūrite į kokį nors brandą, tai yra na prekinį ženklą? Ar ne? Ne. Aš nežinau, man tai malonu per kažką. Nežinau kažkaip tai. Na, aš tai netkreipiu dėmesį. Tiesą sakant, pamatau, jeigu reikia, tai žinau jau, ta prasme, perku ne vieną porą, o keletą ir atsižvelgiu tiek į stilių, kad patiktų merginai, va būtent. Apatinis trikotažas kaip tik. Pažiūrėkit, kokiu tik tai norite. O, sexy lady. Na, o aš manau, kad jeigu apatiniai yra naudojami tik miegamajame, tai nėra svarbu, kaip jie atrodo po drabužiais ar kaip tu jautiesi su jais. Svarbu, kad tai yra gražu ir seksualu. Šitoj vietoj sutikčiau, na, bet jeigu apatiniai yra skirti nešioti kiekvieną dieną, tai labai svarbu, kaip jie atrodo po drabužiais. Atėjo laikas pasižiūrėti, ką Remis paskaitys iš interneto. Tai sakyk, Remi, ką radai? Radau daug įdomių dalykų, bet labiausiai man įstrigo tai, kad apatinių spalva atspindi meilužės tipą. Tai tu nori pasakyti, kad taip įmanoma pasakyti, meilužėje ar ne? Na, nežinau. Čia kaip kas nori, tas taip daro. Aš geriau paskaitysiu informaciją, kurią radau internete. Juoda liemenėlė reiškia individualumą, išraiškingumą, karštą temperamentą. Šią spalvą besirenkanti moteris pasižymi subtilę charizmą ir giliu aistringumu. Psichologai tvirtina, jog pirmenybė, kuriai nors spalvai atspindi kokia partnerė bei meilužė moteris yra. Taip rašo suaugusiems.lt portalas. Raudona spalva reiškia, jog moteris tikrai nedrovuolė, bet jeigu renkasi rožinę, tikriausiai leidžia iniciatyvos imtis bei vadovauti partneriui. Balta noriai besimokančių žmonių apatinių spalva. Mokslininkų teigimu, šiltų atspalvių spektro pabaigoje esančios spalvos raudona, rožinė, geltona sukuria gyvybingumo jausmą, jaudina, gali net padidėti kraujo spaudimas.
pagreitėti širdies plakimas ir kvėpavimo tempas. Raudona liemenėlė atskleidžia aistringą, energingą bei dramatišką asmenybę. Rožinė – romantiška, meilės ir švelnumo ištroškusią būtybę. Tokios spalvos apatinis besirenkanti mergina dažniausiai yra moteriška, jausminga, tačiau niekada nesiimanti iniciatyvos. Baltos spalvos liemenėlė atspindi naivę, nekaltą, tačiau atvirą pasiūlymams ir iššūkiams moterį, teigia psichologė. Jos teigimu, juoda liemenėlė reiškia individualumą, išraiškingumą, karštą temperamentą. Šią spalvą besirenkanti moteris pasižymi subtilia charizma ir giliu aistringumu. Na ką aš galiu pasakyti? Na, Oksana, tau nieko ir nereikia sakyti. Tu geriau pasakyk, kokį svečią šį kartą kalbinai. Na, Remi, aš tau pasakysiu, nes tu vis tiek pamatysi. Taip pačiai kaip ir jūs, mėlėjai. Tai kalbinu vyriškį, kuris jaunas, žavus, drąsus, dainininkas ir šokėjas. Ir pats iš tikrųjų labai stipriai pabrėžė, kad jis yra jaunas. Tai pasižiūrėkim. Na, įdomu ir man, pasižiūrėkim. Kaip ir kiekvienoje laidoje, šiandieną mes kalbinsime svečią. Ir mūsų svečias šį kartą žavus, jaunas, tikrai gyvybingas ir net nežinau, ir šokėjas, ir dainorėlis, ir žodžiu, viskas viename, ar ne taip, Donatai? Kadangi tu sakei, kad aš esu jaunas, tai jaunam priklauso dar labai daug daryti, nuveikti, kadangi esu energingas, gyvybingas, tai tą ir darau. Iš tikrųjų, stengiuosi, kad mane gyvenimas kiek mažiau ribotų ir kažkaip turiu užsidegimo daryti daug dalykų. Tai šiai dienai ir dainavimas, ir šokimas gal šiek tiek sumažėjęs. Labai aktyviai sportuoju, iš tikrųjų. Ką sportuoji? Visko po truputį. Dėl savęs nori atrodyti gražus vasarą? Ir atrodyti gražiai, ir jaustis gerai, kas yra labai svarbu. Tuo labiau, kad kai sportuoju, automatiškai dingsta visos cigaretės, alkoholiai, vakarėliai iki paryčių ir taip toliau. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi, nes būtent sportas man padėjo mesti rūkyti, labai stipriai sumažinti alkoholio kiekius, nes beveik ir nebegeriu. Ta prasme, tiesiog tu supranti, kad yra kitų atsipalaidavimo būdų ir tau nereikia prisigerti, žinai, norint atšvęsti savaitgalį. Tai sakyk, Donatai, iš tikrųjų, aš nežinau, turbūt vis tiek reikėtų kaip ir pristatyti pagrindę, tai kaip Kastanedos viena iš Einam pasivaikščiosim. Atlikėjų, nu gerai, kad vėjukas nepapūstų taip stipriai viską, kad nebūtų šalta. Viena iš Kastanedos. Jo, iš tikrųjų, šiek tiek mes su Luku pristabdę esam savo reikalus, kol kas lyg ir terminuotai. Tai yra galbūt metams, po to žiūrėsim, kaip mes ką darysim toliau, bet kol kas aš esu vienas ir bandau atrasti save iš naujo muzikoje, būtent dainavime. Tai yra pagauti kažkokią tai naują kryptį, naują muzikos stilių, galbūt Kas atsitiko dabar? Padaryti tai, kas man patinka iš tikrųjų. O kodėl jūs taip stabdėte? Ta prasme, čia gyvenimas tai privertė, tiesiog išsiskyrė keliai, paprastai tai... Matai, kas yra. Lukas vis tiek nebėra tas paauglys jaunuolis, kuris dainavo, ką jis ten dainavo, kažką repavo labai stipriai, ar ne? Tiesiog atėjo turbūt gal tas laikas, kai reikia daugiau dėmesio skirti šeimai, daugiau dėmesio galų gale skirti pagrindiniams darbams, ką jisai daro studijoje. Ir aš kažkaip neprieštaravau, aš supratau, kad galbūt laikas ir man pabandyti ir tik tai bus į naudą visą tai. Tiesą sakant, pirmą dainą dabar įrašinėjom ir tai yra pakankamai greita, rimta klubinė daina ir planuojama įrašyti dar keletą su didžėjais ir, tai yra tai, kas man patinka, tai yra tai, kas mane verčia judėti. Donatas pradės solinę karjerą. Čia yra iš tikrųjų naujiena #1, sakyčiau, nes nebūčiau pagalvojus, tiesą sakant. O kaip šoki, pavyzdžiui? Nenori šokti? Kažkaip atsišokau, turbūt aš per tą pusę metų atsišokau, iš tikrųjų, nes kol buvo projektas, buvo smagu, viskas tvarkoja ir buvo tikslas, buvo motivacija, o
daryti to laisvalaikiu aš kažkaip tai neplanuoju ir nenorėčiau. Tuo labiau, kad turiu kitų užsiėmimų ir jeigu vertinant šokius kaip sportą, tai mieliau darau daug ką kitą, plaukiu baseine, vaikštau į sporto salę, užsiėmu crossfitu ir labai daug yra kitų sporto šokų, kurios mane labiau domina negu šokiai šiai dienai. O sakyk, tavo gerbėjai ar gerbėjos, ar jų padaugėjo? Vat, kai, sakykime, kiekvieną savaitę tu pradėjai vaidentis tam televizijos projekte ir iš tikrųjų tiek jis susilaukė daugybę žiūrovų. Tai vat, ar padaugėjo, galbūt atsirado kažkokių įkyrių mergaičių, ar galų galiai įkyrių berniukų, kurie, nežinau, patarimų nori, kažko klausia. Kaip su gerbėjais? Ar pasikeitė? Jų visada buvo, iš tikrųjų, ten ar įkyrių, ar mažiau įkyrių, bet buvo. O dabar, lygiai taip pat, gal šiek tiek padaugėjo, netgi sakyčiau, tų, kurie prieštaringai vertina tai, kas įvyko, tiek televizijoje, tiek už jos ribų, mano asmeninio gyvenimo peripetijas ir tokių įvairiausių komentarų susilaukiu. Iš tikrųjų, bet yra toks geras posakis, man įdomu, ką jūs apie mane galvojat, nes aš apie jūs iš vis negalvoju. Tai šnekėkit, ką norit, tie, kurie šneka už nugaros, ten ir lieka. Jo labiau, kad visiems geras nebūsi. Ne. Tai vat. Reikia priprasti, jeigu esi viešas asmuo, tuo labiau, jeigu darai kažką tokio, ką aš darau, reikia suprasti, kad bus tų kalbų, bus piktų kalbų, bet labai džiaugiuosi, kad netrūksta ir gerų. Tai yra labai daug palaikančių mane, kalbu apie muziką. Apie apskritai tai, ko aš užsiėmu gyvenime. Turiu daug artimų labai žmonių, kuriems aš rūpiu, kurie rūpi man ir mano gyvenimas juda į priekį. Aš jo džiaugiuosi ir esu laimingas. Tikrai, šiandien galiu pasakyti, kad aš esu laimingas. O dabar tiesiog gal kokį nors įstrigusi labiausiai tau įvykį kažkokį tai, arba nežinau, tiesiog scenoje, galbūt už scenos ribų kažkas tokio, kas tau paliko įspūdį ir negali pamiršti. Pasijuokė arba paverkė prisiminęs. Per visą karjerą, kas tau tokio, ar buvo kas nors tokio? Buvo daug iš tikrųjų įvykių, apie vienus net ir negalėčiau pasakoti viešai. Buvo tikrai įvairiausių juokingų, kuriozų ir smagių, ir nesmagių, ir iki muštynių netgi. Oho, tai dabar ir papasakok, ką nors intriguojančio, bet kad būtų įdomu ir kad Kažkaip vieno aš gal net ir nežinau, reikėtų, žinai, čia taip ekspromtu nepasakysiu, reikėtų prisiminti iš tikrųjų, nes jų buvo daug, begalės. O dažniausiai vyksta užkulisiuose šitie dalykai, kai nieks nemato ir tarkim, ar įsibrauna koks nors neprašytas asmuo, ar galų gale scenoje, kai kažkur kažkas užlipa. Vieną kartą aš atsimenu, buvom kažkokiam miestelį, kaimelį, nedidelė gyvenama vieta ir buvo koncertas. Aš atsimenu, šalia scenos buvo daug gėlių, lubinai, man atrodo. Ne, žinai, vazonėlė, papuošimas scenos. Ir mus mėtė tas gėlės, gėlės viso koncerto metu. Mes, koks kaifas, mėtė gėlės ir gėlės baigėsi, o vazonė liko žemės. Kebra nepasimėtė. Ir pradėjo sceną žemės kristi. Tai, ta prasme, beveik iš kiekvieno koncerto galima atsiminti kažką tokio, kas būtų tikrai juokinga, baisu ar įdomu. Ir visą tai iš tikrųjų kaupiasi tą bagažą, vis tiek tai yra smagu. Vis tiek smagu, kaip būtų prisiminti, pasijuokti, visada smagu. Na ir grįžkime tada prie laidos temos. Šiandieną mūsų laidos tema, tiksliau šią naktį, yra apatinių gale. Vis tiek tai susijęs su meilė, su grožiu, su kūnu, ar ne? Sakykime, galbūt su pliusais, minusais, kuriuos tu gali galbūt kartais ir paslėpti, ar paryškinti, ar ne? Užsidėdamas apatinius. Taip, užsidėdamas apatinius, nes aš manau, kad tu be jų vis tiek nevaikštai. Kokį tu čia minusą galėtum paslėpti? Užsidėdamas apatinius. Arba išryškinti. Žinai, kaip sakoma, tarkim, dabar jeigu vyriški apatiniai gali būti laisvi, gali būti aptempti. Tai tau ir pavyzdys. Mes apie vyriškus. Dabar apie vyriškus galim pakalbėti. Apskritai, ar tu mėgsti juos nešiot? Galbūt tu kartais naktį iš vis mėgsti miegoti laisvai, be jokių tenais tokių. Be abejo. Naktį aš miegu, jeigu šalta, tai yra žiemą su pižama, kurią drąsiai naudoju, man labai patinka, aš jaučiuosi laisvai, o vasarą, kai šilta, tiesiog nuogas.
Labai paprastai, nes viskas turi būti laisva, negali būti prispausta. 24 valandas per parą, to labiau, kad tu, kiek tu mėgi, 7-8 valandas keliesi vis tiek po to visą kiaurą dieną su apatiniais. Reiškia, nelabai gerai. Vasarą reikia mėgoti nuogiems. Bent jau lovai tikrai maukit velniop, ypatingai jeigu ne vieni miega, tai tikrai. Ir dar Donatai klausimėlis, o moteriški apatiniai? Tau svarbu, bet pavyzdžiui, galbūt, kas tau patinka? Kas man patinka? Man patinka pusiau šortukai. Nestringai, ne jaustelės. Stringai gal kiek nusibodė, gal net nežinau. Nors aš čia taip dabar svarstau ir pats galvoju, iš tikrųjų. Tiesiog, kai šiek tiek daugiau pridengta seksualiau, šiek tiek daugiau pridengta seksualiau. Jo, pusiau šortukai, net spalva galbūt ne taip svarbu. Išskyrus ten jokių salotinių, rožinių ir visokių kitokių nesąmonių. Moteris nenešiokit, vyrams nepatinka tokie dalykai tikrai. Standartinės spalvos, juoda, balta, raudona, tai yra tai, kas veža. Ir man asmeniškai patinka. Gali būti šiek tiek neriniuoti, plėsuoti, viskas tvarkoj su tuo. Pavyzdžiui, korsetai? Tau tai seksualu? Korsetai. Ar bent jau išskirtinė proga? Čia daugiau su porno filmų industrija susiję. Gal išskirtinė proga, jeigu paįvairinti savo seksualinį gyvenimą, galima iš tikrųjų panaudoti ir ten tos prisegtukus ir kitus dalykus, kurie man irgi nelabai galbūt patinka. Man kuo natūraliau, kuo paprasčiau ir vis tiek tai, ką mes darom, patogiausia daryti nuogiems visiškai. Sutinku su tuo. Nors aš ne prieš aksesuarus, tikrai ne prieš. Gerai, tai Donatai palinkėk, kad nors mūsų naktinėtojams, kurie iš tikrųjų, nežinau, ar šita laidos tema, ar apskritai, bet kuriuo atveju mes jį dar matysime ir daug kartų ir visą kitą, bet šiandieną šiek tiek patviravo ir tiesiog pabaig kažką, savo kalbą. Niekada nestabdykite gyvenime, judėkite į priekį, siekite savo svajonių ir viskas bus gerai, jeigu tikėsite iš tikrųjų, nueisite ten, kur norite nueiti ir būsite laimingi. Jeigu dar nesate, jeigu esate laimingi, tai labai už jūs džiaugiuosi visus. Ate? Remi, pabaigai aš tau pasakysiu, kiek kainuoja patys brangiausi pasaulyje sukurti apatiniai. Tai yra Victoria's Secret kolekcijoje 15 milijonų JAV dolerių. Žodžiu, atėjo laikas atsisveikinti. Ir kitą savaitę, žinokite, kalbėsime apie tatuiruotes seksualiuose vietose ir ne tik. Ir visgi, ar jos yra seksualu? Taip, Oksana, kalbėsime apie tatuiruotės, netgi apsilankysim tatuiruočių salone ir parodysim jums, kaip visą tai daroma. Bus smagu. O dabar aš noriu visiems priminti, kad mums galite rašyti adresu info@n-uoga.lt. Taip pat galite tapti mūsų draugais Facebook'e, adresą matote ekrano apačioje. Na, o mes sakome geros likusios nakties ir aistringos ir susitiksime lygiai po savaitės. Iki.